Na kągi, po Kuršėnų varžybų grįžtame į garažą, kaip bebūtų liūdna. Tai mantras už manęs, sankaba sudegė pilnai. Nuvažinėti nuo tralo norėjau atvažiavęs į namus, atbulinį bėgį įjungiau ir automobilis nevažiuoja. Nusistumiau, įstumiau į garažą. Dabar atėjau pusvalandukui, per pusę valandos kažkur atsisuko vis kardanas, dėžė. Viskas labai lengvai, 6 cilindrai privalumą turi, kad labai lengvai ir greit atsisuka viskas. Tai pusę valandos visi varžtai atsukti. Liko susirasti, kas man padės nukelt, nes mano duobė labai nepraktiškai, aišku. Nelabai aš ten koją galiu įkišti, nelygus pagrindas ir taip toliau. Žodžiu, reikia pagalbos, kad 2 žmonės nukeltų dėžę, būtų žymiai patogiau. N54 dėžė ta gan sunkiai, jau nuiminėjau, tai žinau, ką tai reiškia. Tik šį kartą esu vienas, dabar 9 val. Vakaro, turbūt nelabai kas norės ateiti man padėti ir pagelbėti, todėl pabandysiu nuiminėti pats. Jeigu nepavyks, tai bent jau padėsiu ragelį, pafilmuosiu, bus įrodymai, kas mane prispaudė, kad aš čia buvau vienas ir atsakingas už savo darbų saugą. Gerai, mažiau kalbam. Kodėl aš čia taip skubu? Tik tai vakar grįžau iš varžybų. Tarp kitko, į varžybas į Kuršėnus išvažiuoti turėjau 4 valandą, į namus grįžau 3 valandą. Parą laiko buvom išvažiavę į varžybas. Tai jeigu kažkas skundžiasi, kad iš Kauno ir Vilniaus toli nuvažiuoti į Klaipėdą ar Kuršėnus, tai jum dar netoli. Tai dėl ko aš taip skubu? Iš Kuršėnų grįžom vakar, šiandien iš karto nuiminėjau dėžę. Todėl, kad turiu savaitę laiką iki molėtų varžybų, o molėtai bus kitą savaitgalį. Tai savaitėlį laiko, o darbų kaip ir daug nėra. Svarbu tą sankabą padaryti. Dar turiu įtarimą, kad reduktorius gali būti buksuoja, nes ten sankaba yra, kuri gali praslysti. Tada bamperiukas truputį klyba ir čia reikia lygiai tvarkingai susidėti. Čia jau sulipdyti nepavyks, turbūt kol kas važiuosiu tokioj būklėj. Žibintą galbūt rasiu, nes stikliukas tik nukrytęs ar seną klijuot, bet negražiai atrodys. O daugiau kaip ir problemų didelių neturiu. Sėdynę reikia pasireguliuoti, dar išlindo tokia bėda, kad nepatogiai sėdėsime šiek tiek. Smulkmenos, bet svarbiausia, kad sankaba, kad techniškai važiuotų. Tai daug čia garažo įrašų nedarom. Dedam telefoną, bandau nuiminėti dėžę. Tai kodėl nieks nesako, kad aš ausį išsitepęs, blem. Tikrai jau neperfilmuosiu. Tai sankaba irgi nuimta, kaip ir viskas aišku. Sankaba sudegė. Dabar liko tik priežastis. Priežastis kaip ir aišku. Man idėja netinkama sankaba, kuri nelaiko tokios galios, kokie pas mane yra. Čia irgi pasivylę reikės. Tai dabar rytoj vežu nutekinu iš tuos 2 paviršius. Ieškau sankabos diskelio. Ir aš tikiuosi nupirksiu diskelį, nutekinu 2 paviršius, laikinai turbūt sudedu ir pardavinėju šitą sankabą, jeigu kažkam reikia ir pas ką yra mažiau šiek tiek galios nei pas mane, tai jums tikiu, kad tikrai laikys. Man laikė 5 varžybas, treniruotės, 5 dienas išvažiavimus 5. Ir labiausiai Kuršėnai tenai, tas 3 bėgių išsispardymas iš vietos, tas labiausiai turbūt padėjo. Bet kas turi mažiau galios, manau tikrai veiks. Jeigu man prie tokio spardymo dar tiek kažkiek atlaikė, aišku, iki požinio nedalaikė tik tai. Dėsiu, nežinau, galbūt ekstremą, nežinau, patiria ekstremą, tai reikia turbūt ekstremą ir dėti. Sankabą gavau, 200 eurų, viskas padaryti, sutvarkyti. Tuoj parodysiu, kaip dar pats nemačiau. Reikia centravimo žiedą kažkokią tai padaryti, turbūt, kad išsicentruoti. Galima uždėti. Gražiau nei buvo. Nieko savo. Kaip nauja vėl. Tai kol yra draugų, padeda užmest karobkę ir tada vėl mane vieną palieka, aš nesuosi vienas. Išvažiavau ir pamiršau kažką parodyti, bet šiaip jau sudėjom dėžę, sankabą, tik dar nepatestavau, nes jau gal vėlų čia žadinti visus su triukšmu. Tai viskas, rytoj bandysim testuoti, kaip važiuoja.
Truputį įtarimą turiu, galbūt per ilgą štoką šiek tiek. Kur važiuoji? Atvarėme molėtų, semipro varžybas, mašina skirta pro, semipro neskirta, aplinkui daug blokų, kiek žinau, paskutinės varžybas. Atvažiavo Marius. Niekada nemeluok, niekada nelaimės. Jis jau žino, kad sakysi standartiškai kaip visada, atvažiavom laimėt ir kitaip iš čia neišvažiuosim. Paskutinės varžybos reikia, kad atsimintų mus čia taip, kad parodėm šou ir laimėjom. Tai paskutinės varžybos iš viso molėtų, tik kiek žinau. Tai labai liūdna, čia visada buvo labai smagus, bet yra kaip yra. Nuėjom blangus, einu registruotis, varom į techninę komisiją ir susitinkam jau netrukus treniruotėse. O gal nori parodyti, kaip praeitame epizode minėjai, kad bamperį sukliuosit labai gražiai? Aš tikrai sakiau praeitame epizode, kad sukliuosim bamperį. Susiklijuos. Ne, manau. Nu, žodžiu, tai va čia, suremontavom, va taip. Kiek minėjai, sakai, kad gražiai susiklijuos. Kai buvo, taip liko ir šiandien paklijavo, va. Tai va, kažkiek paklijavo, bet dar neišdžiuvo, tai va dabar laukiam, kol išdžius. Treniruotę suvažiavom, sekėsi nekaip. Truputį nusivyliau, bet važiavom su UHP treniruočių mišinį, dabar dedam maksus. Uždėsim maksus, darom bariuką, važiavom su 1,2 ten baro, gal kažkas tokio, nu nepadėjo tas. Liūdnoka situacija, baisu arti blokų važiuoti, dėl to nuėmėm krešberą. Kad jeigu blogiausiu atveju ir suvalgyčiau šikną kažkaip į blokus, tai bent jau neatitrauktų priekį ir priekinė važiuoklė nenukentėtų, nes zipo kaip ir neturim tokią. Tai strategija dabar. Dedam kibesnės padangas, minkščiausia važiuoklė ir taip nustatyta, bet jinai net nesėda mašina, nes važiuojam antrų bėgių, neužtenka rotacijos. Bandėm trečią bėgį jungti, antilagą, bet tada pakliuvom porinį ir toksai, turbūt jau matėt video, kaip gavosi apie nieką, bet vieną iš lėtesnių galiu pagauti. Tai žiūrėsim dabar antrąjį sesiją, pasigaudysim
greičiausių, kas pastebėjo, spoteriai, ką pamatė, kurie greičiausiai driveriai, pagaudysim juos, pažiūrėsim, ant kiek aš juos galiu pagauti. Ir taip pat pavažiuosiu lydo pozicijai, pastebėsim, kaip mane pagauna kiti, ant kiek aš lėtas, nes su tom padangom tikrai buvau lėtas ir nejaučiu jokio sukibimo startuojant iš vietos. Bet kaip ir sakiau, rotacijos trūksta. Trečių bėgių turbūt bandysim. Nepasirinkom tinkamo bėgio dar kol kas ir tinkamos programos galingumo. Tai va, liko susižaist galingumą ir tinkamą bėgį. Yra mintis, kad netgi Chase'ą, jeigu praeičiau kvalą važiuoti antrų bėgio, o lydą važiuoti trečių bėgių, nes trečių daugiau rotacijos, greičiau galiu bėgti, gražesnis lydas, o antrų bėgių man žymiai patogiau kontroliuoti mašiną, kada ant stabdžio arti varžovo važiuoti truputį mažesniais kampais. Strategija tokia, bet antrą treniruočių sesiją, kaip visada viską pakeis turbūt ir mintis vėl bus kitokios, bet turbūt vėl truputį treniruočių stygiu su šitą mašiną. Nors ir buvau molėtuose, bet tada aš ten žaidžiau ir testavau mašiną, bet nežaidžiau su sukibimais ir su tokia pat padanga, kai važiuosiu varžybose. Va čia didžiausia klaida. Paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti prieš antrą treniruočių sesiją, tai kad pasilgau chuligankės, kai ją galima buvo drąsiai išvesti, leisti. Dar vis nenugalėjau baimės leisti šitos arti į blokus. Paskutiniai vaizdai. Pravažiavom antrą treniruočių sesiją, viskas sekėsi kaip ir neblogai, pabandžiau trečių bėgių sulėkti, įjungiau antilagą dėl to, kad būtų lengviau išsispardyti iš vietos, nes čia trečių bėgių, kai pareini į tokį kampą, iš vietos, sakau, aš dar nepratęs išsispardyti, dėl to man patogiau, kai apsukas jau sukeltas ir išvažiuoja. Varikliui galbūt nėra sveika, bet netame esmė. Dabar nauja sankaba vėl susvilo, panašu, kad nes paskutiniais važiavimais peržiūrėjau video, matau, kad dūmų nėra ir jaučiu, kad netraukia. Paskutinį važiavau su Ignu, man atrodo, ir negalėjau jo pagauti dėl sankabos, manau. Labai liūdna ir labai laikau pykti ant tų, kas man išrinko tokią sankabą ir sakė, kad laikys tos arklius. Bet čia yra šūdas, o ne sankaba. Pirksim kitą, turbūt kitą kartą būsim stipresni, dabar važiuosim į kvalą, sankaba atauš, manau, dar suvažiuosim kvalos važiavimus. O toliau bandysim kažkaip padaryti taip, kad kuo jinai ilgiau laikytų, bet jau tokia pabaiga matosi liūdna. Tai va, žiūrėkim, kas gausis toliau. Kvalifikaciją praėjom, 28 vietoj su 64 taškais, silpnai, kaip ir šitą sezoną su šitą 92. Susitinkam su Edvinu Savicku, su pirmuku, gerai lekė, stabiliai, pirmą čeisinam,
lipam kuo arčiau, nes antro šansų neturėsim. Ir bandyti rinkti geresnį lydą suvažiuoti, nei kad padariau prieš tai. Nes kvalai buvo silpni lydai, dabar turėsiu iššaut geresnį, kitaip nelaimėsiu, nes jo lydai geri, jisai 5. vietą užėmė. Tai kol kas tiek. Aš mačiau, kad Sankamas visas. Neatsileidęs Franšteinas. Stiprintuvo. Žiūrėk, neprisekis į man vietą būna. Paimkit, kaip prieš tą dėdį. Žiūrėtas mano, eina pareiškės drąsiai, žiūrėkit. Čia virpa. Pabaiga, finalas, finito, pralaimėjau. Pirmas porinis ir pralaimėjau. Galbūt daug vilčių negalima buvo dėti, todėl kad su Sankaba turėjom problemas, bet vis tiek tas kažkoks naivumas, tikėjomės, kad pasiteisys kažkaip, neįmanoma. Taip ir buvo. Lydą važiavau, Čeisą važiavau, iš galo važiuoju. Pirmas pasistatymas ok, pasilieku atstumą, kaip ir planavom, ir vėliau pradedu gaudau. Ir ties 3-4 klipinu, kur ten jaučiu, kad gazą užminu, nes artėjau prie jo, Sankaba rankinės, atsidarau ir žiūriu, kad netraukia. Dar kartą atsidarau ir tada atleidžiu gazą truputį, randu sukibimą, ok, pradeda traukti. Nu, tai supratau, kad Sankabai batai, persimetu, sustabdžiu laikausi, vėl truputį rankinį, kad atsimest atgal, vėl atsileidžiu į Sankabą ir vėl žiūriu, neatsidarė, vėl atleidžiu, vėl pagaunu, ok, vėl pagavau, bet jau atstumas kiekvieną kartą prarandu. Nu ir ant paskutinio klipino praradau atstumą, per Wi-Fi turėjau skrist belenkaip gaudyti, nes atsirado pagaliau sukibimas, Sankaba sukabino tuo metu, bet jau buvo vėlu. Nu viskas video matosi, viskas čia aiškiai. Ant galo nenorėjau trenktis, bet taip gavosi, kad spėjau atsidarys ar ne, labai ilgai ant rankinio kibojau, kad nesuspinint arba nesustotų, turėjau atsidaryti. Atsidariau, o jau buvo finišas. Man truputį kitaip viskas veikia, nes ieškojau sukibimo su Sankaba, nes su danga pirmą kartą, kad būtų keista. Bet fainai. Sudalyvavom, paskutinėse turbūt molėtų varžybose, norėjosi stipriau, jas kaip gavosi. Laiką, subscribe, prašau uždėkit, stengiamės tiek čia dėl jūsų.